Sveiki visi. Labą dieną. Ir šiandien mes žaidžiame Fire and Sword Mountain Blade su Griffin ir Zero. Šitas žaidimas atrodo kaip 3D, atrodo gameplayus kaip 3D, atrodo viskas kaip 3D, bet iš tikrųjų labai geras. Taigi čia mes užkariaujam šalis, pilys ir taip toliau. Ir čia netgi yra Vilnius, ir ten Šiauliai, ir Panevėžys, ir Ryga. Ir vat aš visus Lenkus išžodžiau, nes man Lenkai nepatinka. Tai vat mes dabar... Taip. Ir mes pamatysit... Atrodo kaip strategas 3D, bet iš tikrųjų labai geras žaidimas, pamatysit. Nes čia karai vyksta, žinokit. Ateik čia gudi. Tokie... Ne taip kaip jūs dabar galvojat, kad čia, oi, pabėga, dabar užpuls. Ne. Čia yra geras games. Čia yra ir conversationai, ir level upai, viskas čia yra. Čia gali po miestus vaikščioti, taip toliau. Čia tik tai, kad mapas, vat, iš viršaus tokia 3D ateina, bet taip tai žiūri geras. Ir vat, savo armiją susikūrė ir kariauja. Čia geras yra. Čia mano yra SS Luftwaffe skuodas, aš jį pavadinau. Jau turi, žiūrėk, arkliukus. Jo, Headshot, bitch. Kaip matot, mano kariai tiesiog triuškina. Tai labai gerai. Bet iš tikrųjų šitas žaidimas yra labai sunkus iš pradžių, nes šiek labai gameplayus tikroviškas yra, labai lengvai gali mirti. Čia vieni iš geriausių šarvų žaidimai ir aš vis tiek labai greit mirštu. Traidą. Baigit šaudyti mane. Ne. Eikit, ne. Pažiūrėkit, kaip mes savo ginklą smokomės. Va taip užsitaisom labai gražiai. Gameplayus linksmas, kaip pripranti prie jo. Nėra sunku priprast. Ir... Nu mes kaip manot laimim, nes čia paprasti banditai, jie 3D yra. Ir nepataikiau. Ateik čia. Jo, pataikė į arklį ir jis mirė. Tai va čia, šitie visi ant arklių yra SS Luftwaffe, jie labai galingi. Jie galingiausi mano kariai. Nieks nebrė iš mūsų, 35 iš jų mirė. Nu ir dabar galim juos priimti savo būrį, bet aš nenoriu. Ai, žiūrėkit, čia yra lietuvi. Va, aš turiu Algirdą, kuris yra miręs biškai. Va, gavom $20. Bėga nuo mūsų 3D. Pažiūrėkim. Čia yra priešų fortas. Gal parodysiu jum vieną iš savo gražesnių miesto, tai yra Vilnius. Galim pavaikščioti. Va, pavaikščiokim. Ir galime eiti questus ten surasti ir taip toliau, ir savo charakterį level upinti ten. Gal Algirdas surasti. Bet žinokit, Vilnius geriausiai atrodo iš tikrųjų. Nu, jo, labai turtingai atrodo iš tikrųjų. Ir gali kalbėtis ten, gali questus, taip toliau rast, man praeina šitas gėjimas. Jis atrodo kaip 3D, bet žiauriai įdomus. Taip, kaip sekasi? Viskas gerai. Ačiū. Gerai, ai, karklį pavok. Tai čia mano miestas, ką man vokti arklį. Iš savęs vogė. Ne. Sveikas draugas. Jisai kūrė ginklus, aš noriu nusipirkti ginklą. Bombos. Neidai. Jos labai brangios, man neužtenka pinigų. Ir čia pistoletai. Ir, nu čia, žodžiu, susistatai savo charakterį, kaip tu nori, vienu žodžiu. Bet toj parodysiu. Charakter. Buvo. Koks mano charakteris. Neklauskit, kodėl aš turiu charizmos 41, bet strength 14 tik tai. Nes čia nesąmonė ir aš buvau durnas. Tai va. Einam prieš rusus pakariauti, man nepatinka irgi. 3D kažkaip. Jo. Psichov. Davainin. Korsun Lord's Castle, okei. Kur Korsūnas, kur Lord's Castle? Blemba mane taip nervina, aš per daug turiu teritorijos ir nežinau kur. O, Korsun. Kur? Gaidys. 134 kariai jų. Na, pakariausim.
Nu, kur tu esi? Plemba ir nepataikiau. O. And so we meet again, Zero. Karibų piratas. Ir jis nemėgsta mūsų. -5 pasisturiu. Tylė, Gaidy. Aš nebėgau nuo nieko. Mirsi, Gaidy. Šūdžio. Viskas, jums šakas yra. Šakės. Pažiūrėkite mano esesininkus. Kodėl keli bėga tokia, verklių. Tuoj pamatysit. Visos dienos geras, bet šitą geriausia. Na. Nekreipti dėmesį, jeigu mes dainom tą dainą. Mums patinka ta daina. Mums labai patinka ta daina. Ką tu, Gaidy, su savo kažkokia lasda. Čia, 2 headshotus padariau. Pasmašinkim savo gūną. What? No, I will be gone. Not really. Čia fail. Mano armoras per geras. Bet mano arkliuką labai sužydė. Pažiūrėkite, kiek health'o arkliukui. Aš labai turiu mažai health'o pats, bet man tai tas pats, nes mano armoras apsaugo mane. Vėliau parodysiu jum, kaip čia fortai užimami. Labai įdomiai. Nu, kada mes laimėsim prieš tos snarglius? Mes net nepatyrėm nei vienos mirties, man rodos. Nes mano kariai labai yra ištreniruoti. Ir aš labai paklojau daug pinigų ant jų. Nu, 2 litus. Jo, tikrai per savaitę ten kažkiek milijonų ar kiek sumoku už jūs. Jie labai pinigų nori nuo manęs. Karačią, kam reikia arklių? Lypu aš nuo savo arklio. O, jie. Dabar pažiūrėsit mano taiklumą. Shut up. Einu aš pakariaut pats. Ką tu, Gaidy? Ko tu mane... Ir nekreipia dėmesį į mane, kai debilas. Ignoras. Ir gali iš pirmo asmens irgi žaisti. Taip irgi įdomu. Bet visi labai aukšti pasidaro. Laimėjom. Yeah! Visi tokie. Ir vėl nieks nemirė iš manęs, bet 7-4 iš jų mirė. Tiesiog atakos be manęs dabar mano draugai. Viskas. Ne, stop, pasidavė šūdžiais. Eik tu, tokie logai. Opa, šitą pasimsim savo armiją. Gerai, einam. Pabėga nuo mūsų šūdžius. Ką tu čia darai? Tu galvoji nuo manęs bėgsi, šūdžiu. You bego. Shit. Yes. Okay, we will get... Aš dabar iš savo rezervo pasimsiu savo infantry būrį. Užkariausiu miestą. Tuoj, palaukit sekundę. Oi, blemba. Dabar čia užtruksim, kol aš perkelsiu visus savo būrius. Gal aš tiesiog iškirpsiu šitą vietą, bet aš tikriausiai neiškirpsiu, nes labai tinka. Iš viso editinti šitą video kaip nors. Tai va čia yra... O, jo, čia tai užknis mane. The power of pressing the mouse. Žinokit, mes turim jau naujieną. Už poros dienų kažkur apie pirmadienį išeis mūsų kito... Palaukit. Sugadinai naujienas. Infantry mano. Nu, mano draugas biškį, nežinau, mirė ar kažkas. Bet jis grįž. Jisai grįž. Jo, tai tikrai. Grįžo. Pats mirė. Silija. Tai va, ką aš ten kalbėjau, sakau, kad pirmadienį kažkur apie, nežinau, gal antradienį išeis mūsų English... Jo, mūsų English channelis, kurį daugiausiai mes su Griffinu tik tvarkysim. Jo, ir tiesiog darysim visokius... Jo, tokius, nu, ne tik normalius, bet labai rimtus darysim gameplay angliškai, jeigu suprantat anglų galite dėti, pamatysit, kad mes darom didelius let's plays, taip toliau.